Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 42 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Šildymo sezonas prasideda mažiausiamis kainomis per bene dešimtmetį. Ignalinos atominė elektrinė pradeda siūlyti paslaugas rinkai, o Ignitis grupės vėjo parkas Lenkijoje pasiskolino pinigų. Iš tokių vidutinių naujienų reguliuotojai netiko elektros prekybos metodika, o elektros kainų atsigavimas atsispindės kitų metų tarifuose. Be visų šių dalykų iš pareigų pasitraukė Litgrid vadovas, o atliekų deginimo jėgainės suskaičiavo atliekų kiekius. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Reguliuotojas paskelbė ateinančių metų elektros kainos prognozę ir dalį reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų. Dauguma jų auga, tad tikėtina, kad ir tarifai ateinančiais metais bus didesni. Kol kas nežinia kiek tarifus, atsižvelgdamos į kainų ribas, nustato bendrovės, šiuos tuomet vėl tvirtina reguliuotojas. Be to, reguliuotojas dar nepatvirtino VIAP ir perdavimo paslaugų kainų. Galutiniai tarifai turėtų būti patvirtinti ir paskelbti iki lapkričio 30 dienos. Reguliuotojo nustatyta elektros rinkos kaina 2021 metams siekia beveik 41 eurų už megavatvalandę, 9,5% daugiau nei iki rinkiminiam pusmečiai suprognozuoti 37,3 eurų už megavatvalandę. Kaina auga, nes brangsta elektra, žaliavos ir taršos leidimai. Tiesa, pažymėtina, kad šis rodiklis nėra gryna elektros kainos prognozė. Jis nustatomas įvertinant ne tik rinkos tendencijas, bet ir praėjusio laikotarpio prognozės tikslumą. Šis rodiklis atsiduria reguliuojamame gyventojų elektros tarife, taip pat jie atsižvelgiama skaičiuojant VIAP biudžetą ir jam skiriamą tarifą. Viršutinės ribos ESO tarifams taip pat auga. Elektros skirstimui vidutinės įtampos tinkluose 8,5% iki 11,67 eurų už megavatvalandę. Kainos riba skirstimui žemos įtampos tinkluose auga 3,8% iki 21,71 euro už megavatvalandę. Ribos auga, nes kitąmet planuojama tinklais paskirstyti mažiau elektros. Be to, tarifo nebemažina vartotojams grąžinamos ankstesnių laikotarpių permokos. Sisteminių paslaugų kainos viršutinė riba mažėja. Ji 2021 metais sieks 7,62 eurų už megavatvalandę, 2,9% mažiau nei šiemet. Šios ribos viršyti negali perdavimo sistemos operatorė Litgrid, įsigydama jai reikalingus galios rezervus. Ateinančiais metais operatoriui reikės mažiau tretinio galios rezervo, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijoje Ignitis grupė pristatė Vilniaus ir Kauno atliekų deginimo jėgainių projektus. Bendrovė papasakojo apie projektų progresą bei patikino, kad dėl bankrutuojančio rangovo Lenkijos Rafako projekto biudžetas nebus viršytas. Tuo pačiu komisijoje buvo pristatyti ir naujausi duomenys apie šalyje susidarančio kuro, tai yra atliekų kiekius. Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad Lietuvoje pastaraisiais metais vidutiniškai kasmet susidaro apie 500 000 tonų deginti tinkamų komunalinių atliekų. Šis skaičius ilgainiui turėtų mažėti. Be to, šiuo metu šalyje yra saugoma apie 0,4 milijono tonų deginimui skirtų, bet dėl įrenginių trūkumo nesudegintų atliekų. Iki šiol šalyje veikia viena Fortum valdoma atliekų deginimo jėgainė Klaipėdoje. Statant Vilniaus ir Kauno jėgainės prognozuota, kad po 2030 metų Lietuvoje per metus susidarys nedaugiau 390 000 tonų komunalinių atliekų. Visos trys elektrinės gali kasmet sudeginti apie 615 000 tonų atliekų. Dar iki 120 000 gali sudeginti akmenės cementas. Ignitis grupė pabrėžia, kad Kaune galima deginti ir nepavojingas pramonines atliekas bei nuotekų dumblą. Šių bendrovė priskaičiuoja apie 300 000 tonų kasmet. Vilniaus jėgainė jau yra apsirūpinusi 160 000 tonų atliekų pirmiesiems veiklos metams. Kauno jėgainė taip pat yra užsitikrinusi atliekų vieniems metams 200 000 tonų, iš jų 40% yra pramoninės. Ignalinos atominė elektrinė demontuojanti įmonė pradėjo rinkai siūlyti papildomas paslaugas. Bendrovė jėgainėje siūlo atlikti dekontaminacijos įrangos metodų bandymus, atskirų atvejų ir laboratorinius tyrimus. Nėra daug vietų, kur tokius bandymus ar tyrimus galima atlikti gyvai.
su galimybė pasinaudoti kvalifikuoto techninio ir mokslinio personalo paslaugomis, užtikrinant radiacinę ir fizinę saugą. Šios naujos veiklos į projektą galėtų atnešti papildomų lėšų. Rasti reikšmingų nuosavų lėšų šaltinių uždarant Ignalinos atominę elektrinę visada buvo iššūkis. RBMK arba Černobylio tipo reaktoriai yra specifiniai, ypatingai didelės galios ir savito dizaino sovietų gamybos įrenginiai. Jų buvo pastatyta tik Ukrainoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Dėl to specifinių jėgainių uždarančių specialistų įgūdžių eksporto rinkos yra itin siauros. Tad siūlomos universalesnės paslaugos, atsietos nuo RBMK dizaino, orientuojamasi į Europos Sąjungą, šiuo metu didžiausią branduolinių jėgainių eksploatavimo nutraukimo rinką. Daivis Virbickas, Lietuvos perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovas, abipusių sutarimų su bendrovės valdyba pasitraukė iš pareigų. Jis įmoniai vadovavo nuo 2013 metų, per tą laiką bendrovė užbaigė Litpol-Link ir Nordbalt jungtis ir ant bėgių pastatė sinchronizacijos projektą. Anot vadovo, jis ir valdyba abipusiai sutarė, kad į bendrovę laikas įlieti naujos energijos. Nuo spalio 16 dienos Litgrid valdyba laikinuoju įmonės vadovu paskyrė Vidmantą Grušą, bendrovės perdavimo tinklo departamento direktorių. Naujojo vadovo paieškos, tam bus skelbiamas tarptautinės konkursas, gali užtrukti iki sausio. Energetikos reguliuotojui VERT netiko vertinimui pateikta Baltijos šalių prekybos elektra su Rusija metodika. Reguliuotojas paragino Litgrid pateikti prašytą, bet negautą informaciją ir tęsti konsultaciją su rinkos dalyviais. Reguliuotojas prašo pateikti detalę informaciją apie būsimus Baltijos šalių fizinius ir komercinius elektros srautus po Astravos starto. Be to, įvertinti būsimus Baltijos šalių energetikos sistemos balansų pokyčius. Taip pat reikalaujama atskleisti pralaidumų skaičiavimo formulėse naudojamų dedamųjų ir parametrų reikšmes. Visą tai Litgrid nurodoma pateikti iki spalio 21 dienos. Šiaurės investicijų bankas paskolino 33,5 milijono eurų Ignitis grupės bendrovių Lenkijoje vystomam Pomeranijos vėjo parkui. Tai antroji institucinio investuotojo paskola šiam projektui. Šių metų kovą apie 60 milijonų eurų paskolą jam suteikė Europos investicijų bankas. Šiaurės ir Europos investicijų bankų suteiktos paskolos bendrai padengs apie 70% šio vėjo parko projektui reikalingų investicijų. 94 MW galios projektą sudarys 29 vėjo turbinos, kiekvienos jų galia sieks apie 3 MW. Visa apimtimi jis turėtų pradėti veikti 2021 metų pavasarį. Ir galiausiai, didieji miestai šių metų šildymo sezoną pradėjo rekordiškai žemomis kainomis. Vidutinė šilumos kaina spalį Lietuvoje siekia 36,6 eurus už megavatvalandę. Tai yra 15% mažiau nei pernai ir tai yra žemiausia kaina bent nuo 2012 metų. Tarp didmiesčių šiluma pigiausia Kaune – 29,2 eurų už megavatvalandę. Už jį šalyje pigiau šildosi tik Pravieniškių pataisos namai. Vilnius pagal šildymo kainas rikiuojasi trečias su 34 eurais už megavatvalandę. Kainų pokyčius nulėmė per metus atpigęs kuras. Biokuro kaina mažėjo 15,6, gamtinių dujų 15,5%. Pastarosios naudojamos pagaminti 29,5% šalyje suvartojamos šilumos. Biokuras 68%. Prieš pabaigą noriu pasitaisyti. Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė kainavo 9,9 milijono eurų, ne 9,7 milijono eurų, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.